Gerai, tai pradėsime mūsų šios dienos webinarą, pristatymą apie neuroID, kas tai yra ir mūsų šios dienos tema tai yra energija. E, Aš įjungsiu tojau skaidrės. Gal visų pirma pradžiai norėčiau papasakoti, kodėl turėtumėt manęs klausyti, kas aš esu. Tai va, aš esu Audrius Bružas Vilkas. E, Man jau daugiau truputį negu 50. Esu 4 vaikų tėvas. Prieš 15 metų einu, taip vadinkime, sąmoningumo keliu. Ir rezultatas viso šito mane atvedė vat, iki NeuroID metodo. Ir to aš truputį labai greit papasakosiu, kas tai yra. Tai pradėkime nuo to, gerai, gal aš jungsiu skaidrės, kad jūs galėtumėt ir matyti, ir lygiai taip pat paskui užduoti klausimus. Okay. Taip. Ir dabar turėtumėt, ar matote mano ekraną? Jeigu galite, parašykite, kad aš galėčiau orientuotis, ar matosi ekranas, ar ne. Ok, ok, ekranas yra. Tai va, oi, NeuroID energija, kas tai yra? Visų pirma, mes turime suvokti labai paprastą dalyką, kad energija tai esate jūs. Niekas kitas, o esate jūs. Ir kiekvieną rytą mes keliamės turėdami 100% energijos, tik tai va klausimas, kur jinai dingsta. Ei, gerai. Kodėl man nesiverčia sekanti? Srautas ir energija. Mūsų protas, sakykime, yra va čia tokia labai gera skaidrė, kuri parodo, kad yra tarsi antena, kuris gaudo, nu, pavadinkime, kosminius signalus ir siunčia kūnui mūsų tai, ką jisai turi daryti. O mūsų kūnas tai yra jau kaip atspindys, kokia yra jo būsena ir kokia yra jo energija. Čia labai geras paveiksliukas. Kai mes esame sraute, tai mes turime energijos, o kai mes nesame savo sraute, mes neturime energijos. Ir kai yra energija, nėra jokių problemų. Kas tai yra? Tai reiškia, kad mes sprendžiame viską lengvai, viską paprastai, atsakymus į visus klausimus žinome, kaip tą padaryti, kaip išspręsti. Tai yra savo problemas, paverčiam užduotim ir tas užduotis lengvai įsprendžiame. Ir dabar ką reiškia vat kūnas resursą? Tai čia mes jau prieinam prie pračio, truputį prisiliesime prie pačio NeuroID metodo, kad jūs turbūt žinote, kad vat, pas mus yra kūne tokie hormonai ir NeuroID metodas vat, naudoja 9 pagrindinius hormonus, kuriuos išskiria mūsų kūnas. Tai yra kažkas tai panašaus, sakykime, su čakrų sistema, tik tai, kad mes žinome, kad čakrų sistema yra 7, o šitame metode jų yra truputį daugiau, 9. Ir jeigu mūsų kūnas yra resurse, visi centrai dirba teigiamai, kai vat, jeigu pradėsime nuo pradžios, tai pradžioje vat, apatinis tai yra saugumas. Jeigu kylame aukščiau, tai mūsų lytinės liaukos, tai yra gyvenimo malonumai, ties pilvu, saulės rezginė, sakykime, ta čakra, tai yra gyvenimas, yra patrauklumas sociume. Toliau, 4 - meilė, džiaugsmas. 5 - o čia išūtha, tai yra valdžia. 6 - tai va, šičia yra dėmesio sutelkimas, mes sugebame koncentruotis. Toliau, konkurencinė liauka yra bendraminčiai.
ten centras konkurencinės liaukos, tai yra viskas mums aišku, ką mums reikia daryti ir jeigu pati viršutinė, tai mes esame užtikrinti savo ateitimi. Tai yra, mes vis laik žinom, ką turime daryti. Ir kai mūsų protas resursą. Tai jau dabar vat, reikėtų šitą atsiminti, kad mes galvojame, kad vat, mes turime savo smegenis, tai yra savo protą, kuris iš tikrųjų susideda iš trijų dalių. Iš biologijos mes žinome, kad pas mus yra reptilinės smegenys, kurios pas mus liko nuo, nuo pačių primityviausių gyvybės formų. Toliau eina limbinės smegenys ir viršutinė, tai yra naujausia dalis, tai mūsų neokorteksas. Tai jeigu vat, mūsų protas resursai, neokorteksas dirba puikiai, tai reiškia, aš žinau, ką reikia daryti. Limbinės smegenys liko nuo primatų, tai yra beždžionių ir visa kita atsakingas už mūsų bendravimą. Jeigu jos veikia, tai vat, yra žmonės, su kuom ir kam tai daryti. Ir reptilinės, kurios atsako už saugumą, tai yra jėgų veiksmui. Veiksmui. Tai yra, mes turime energijos tą daryti. Mhm. Dar čia jungiasi žmonės ir man kažkodėl užstrigo sekanti skaidrė. Sveiki prisijungę, aš to bandysiu. Toliau. Šitas vat, NeuroID metodas apima, sakykime, 20 būdų, ne būdų, o metodų ir juos sujungia į vieną. Ir vat, mes čia žinome tokį, kaip čia nais kvadratą pavadinkime. Ir kas yra mūsų resursinė būsena. Tai reiškia, kad pagal tai, kiek mūsų kūnas įskiria hormonų, tai yra pagal tai, kokios vedančiosios smegenys yra pa žmogų, ar tai reptilinės, ar limbinės, ar neokorteksas, atitinkamai yra ir hormonai, yra vedantieji hormonai ir papildomi, tie, kurie mus veda prie pagrindinio veiksmo. Tai vat, ir taip atrodo resursinė būsena, aš paskui paaiškinsiu, iš kur va čia šita lentelė ir kaip jinai gaunasi, bet vat, maždaug va taip. Ir grubiai mes galime pasakyti, kiek pas žmogų yra energijos, tiek pas jį yra ir pinigų. Tai yra energetiniai dalykai paverčiami į materialius. Vaikščioti pas psichologus, coacherius ir gelti antidepresantus ir jo labiau versti save dirbti yra neveiksminga ir netgi kenksminga, jeigu mes neturime energijos. Tai yra nesame savo sraute. Kai žmogus nėra savo sraute, tai sakykime, jis jaučiasi kaip po trumpo sujungimo, nu tokio elektrošoko. Puft. Jam reikia daryti kažkokius tai kasdienius savo darbus, o jėgų tam nėra. Kai yra kūnas neresursė. Tai jeigu tai yra pirma hormonalinė sistema, tai mes esame baimėje, nėra ligų, prasideda lygos. Jeigu antra hormonalinė sistema, tai mes jaučiamės, kad aš esu auka, įsijungia kančia. Jeigu trečia, tai jautiesi tarsi ne savo lėkštėje, esi tarsi netarptų žmonių. Jeigu ketvirta hormonalinė sistema išėjusi iš savo ribų, manęs niekas nemyli. Va taip tu ir jautiesi. Jeigu penkta, jautiesi niekingai, įsijungia ignoras. Jeigu šešta hormonalinė sistema, tai yra susipainiojusi sąmonė ir nėra koncentracija. Septinta, mes jaučiamės vieniši. Jeigu aštunta, tai nieko mes nesuprantam, apskritai kaip gyvenimas šiandien sudėtas. Ir devinta, tai ateitis mus gąsdina. Jeigu yra protas neresursas, tai jeigu mūsų neokorteksas, tai mes nežinom, ką reikia daryti. Jeigu limbinės smegenys, tai nėra žmonių, su kuom ir kam aš turiu tai daryti.
Ir jeigu tai reptilinės, tai nėra jėgų, nėra ir veiksmo. Reiškia, mes gulime lovoje ir nieko nedarome. Ir jeigu mes to nepašalinsime, tai nuo, sakykime, fitneso, maisto papildų ar nuo mūsų savi motivacijos mums bus tik blogiau. Jungiamės toliau. Ir kai tu esi neresurse, tai, nu, maždaug vat, mūsų lentelė atrodo atsekančiai. Aš paskui mes prieisime prie to, iš ko va susideda šita lentelė. Tai yra, kiekviena hormonalinė sistema atsako už tam tikrus mūsų veiksmus. Pirma, už kontrolę, antra, už emocijas, trečia, už klientus, ketvirta, už pinigus, penkta, už vadovavimą, šešta, diplomatija, vizijos, dėmesio sutelkimas, aštunta, už mokymasi ir mokymą kitus, ir devinta, už ateitį. Ir jeigu mes galvojame, kad mums paprasčiausiai reikia išsimiegoti ir viskas atsistos į savo vėžes, tai tikrai taip nebus. Kodėl? Kodėl va taip nebus? Ir va prieinam prie to, kad dauguma žmonių galvoja, kad tikslą, kad mūsų tikslas tai yra žingsnių pasiekiamas. Tai yra mes, jeigu darysime tam tikrus žingsnius savo tikslo link ir mes jį turėsime. Ir dėl to mes gyvename tarsi tam tikroje, pavadinkime, iliuzijoje. Kodėl taip yra? Todėl, kad norint pasiekti savo tikslą, reikia išeiti į naujos realybės zoną. Ir yra toksai žodis, vat, metamorfozė. Tai yra pakilti į kitą realybę. Kas tai yra kita realybė? Kita realybė tai yra tai, kad aš turiu pradėti elgtis taip, daryti taip, ko anksčiau nedariau. Ir kas mums trukdo pereiti į kitą realybę. O mums trukdo tai mūsų programos, kurios gyvena mūsų prote, nes programa, jos užduotis yra išgyventi ir augti. O metamorfozė tai yra mirtis senai programai. Mes turime atsisakyti senų programų ir susikurti naujas. Nes būtent programa ir sukuria tas problemas. Tada gaunasi taip, kad visa energija nuteka programos, kaip sakyt, aptarnavimui. Ir mes galvojame, kad mums yra baisu, nėra jėgų, negaliu aš kažko tai atlikti. Nors, kaip čia pasakyti, mes visi esame atėję čionais, sakykime taip, su tam tikra misija ar su užduotim, kurias turime įvykdyti. Ir jeigu mes jų nevykdome, tai yra nevykdome savo tikslo, atsisakome priimti sprendimus, atsisakome savo tikslo, tai kas gaunasi, kad mes nukrentame į tarsi pavadinkime taip, žemesnio lygio realybę. O toje žemesnio lygio realybėje tai būtent nėra energijos, nėra valdžios ir nėra pinigų. Dėl to mes ir jaučiamės tokie išsekę, išdaužyti, nerandantis vietos ir taip toliau. Vien dėl to, kad mes nesugebam priimti signalų, kuriuos mums siunčia mūsų kūnas. Toliau. O gyvenimo tikslas tai ir yra augimas per metamorfozes. Tai yra pereiti metamorfozes ir dauginti viską, kad užpildyti pasaulį savo srautu. Dauginti viską - santykius, vaikus, pinigus, verslus savo, kame mes galėtume save realizuoti. Dabar ką reiškia užpildyti pasaulį savo srautu? Gerai, mes tai jūs pabandysim, ką čia esi. Tai va. Ir išeiti į naują lygį galima tik tai esant savam sraute.
Jūs visi turbūt puikiai žinome, kad vat, yra srautas tarsi teka iš kosmoso, pavadinkime tai, kurį priema mūsų protas. Jisai atsakingas už sprendimų prieimimą ir lygiai taip pat mes iš Žemės, mes gauname energiją, kūnas gauna signalus ir su ta energija mes atliekame tam tikrus veiksmus. Ir dabar kaip pašalinti visas problemas ir iš karto padidinti energijos lygį, meilės, pinigų, tai užtenka grįžti į savo srautą ir žinoti savo neuro ID. Ir va dabar mes prieisime prie metodo to pristatymo, kaip sužinoti vat, savo neuro ID. Gerai, gal čia prezentaciją aš jau išjungsiu. Okay, puiku. Gerai, judam toliau. Tai aš esu vienas iš tokių iniciatorių, pavadinkime taip, kur a, mano dėka, sakykime, šita programėlė, kuri apima jūsų gimimo datą, vietą, laiką ir penkis nedidelius klausimus, padeda nustatyti jūsų srautą. Dabar trumpai. Kai šitas kūdikis, ne kūdikis, dar vaisius yra iščiose, e, mes žinom, kad ten mes esam 70% iš vandens ir visa kita, tai mus veikia tam tikri ciklai. Veikia Saulės ir Mėnulio įtaka. Kai veikia Saulė, tada ląstelė kaupia augimo šuolis. Kai veikia Mėnulis, tada ląstelė kaupia daugiau vandenį. Ir priklausomai nuo to, kokią dieną mes esame gimę, kurioje vietoje, e, taip susiformuoja ta aktyvi mūsų smegenų zona. Ir dėl to vat, žmonės yra kadangi yra su trim smegenų žmonėm, reptiliniam, limbiniam ir neorkoteksu, ir turi devynis savo hormonus vedančiosius, tai žmonės gimsta, tarytume, jie yra iš skirtingų pasaulių. Nu, 9 kart 3 tai yra 27 pasauliai. Ir jeigu mes darome ne tai, kas mums priklauso, ką reiškia darome tai priklauso? Mūsų šitas aparatas yra nustatytas gauti tam tikrus signalus, jisai gaudo tam tikrus signalus ir siunčia signalą į mūsų kūną. Nu, elementarus pavyzdys. Jeigu tai yra kažkoksai tai išskiriamas adrenalinas, tai mes turime veikti. Nu, arba bėgti, arba įveikti priešą. Jeigu jis didesnis, mes turim pabėgti, jeigu silpnesnis, mes galim taip. Ir jeigu mes to nedarome, tai kas gaunasi? Tai gaunasi taip, kad mūsų hormonai nuodija mūsų organizmą ir mes jaučiamės nekaip. Ir mes neturime energijos. Ir kiekvienas žmogus turi, pavadinkime taip, savo vedantį hormoną ir vedančiasias smegenis. Atlikus paprastą nedidelį testą 5 klausimų, suvedus savo datą, galima įsiaiškinti, kurios smegenys yra pas jumis vedančios ir koksai hormonas yra pagrindinis, padedantis, pavadinkime, jums uždirbti daugiau resursų. Ir kaip tą padaryti? Viskas yra daroma labai paprastai, bet mes prieėmė prie to, aš nežinau, čia gal klausimų kas turit, ar aš jau galiu toliau judėti. Mhm. Taip, eisime prie pačio testo. Paprasto, aš įmesiu nuorodą, kuria programėlė yra registruojama per šitą, per Telegramą, kuri po mūsų webinaro jūs paskui galėsite atlikti. Yra biški tokių kartais techninių nesklandumų, kad jeigu yra telefonas iPhone'as, tai pradžioje kažkaip tai nelietuvių kalba jinai užsikrauna, bet jūs galite man parašyti ir ten aš rankiniu būdu atstatysiu, kad jums būtų lietuviškai. Tai va, kaip viskas vyksta?
Viskas vyksta labai paprastai. Mm, Yra tokia programa, registracija per Telegramą. Jeigu aš spaudžiu išlaikyti testą dar kartą, mes suvedame savo mm, gimimo datą, valandą ir vietą. Lietuvoje vietos tai yra artimesnė arba Vilnius, arba Klaipėda. Reikėtų pasirinkti, kurie jūs gimėte. Jeigu nežinote valandos, ten galima, nu, gal dabar nerodysiu, dienos prognozija pasitikrinti, ar keičiasi ar nesikeičia būtent tą dieną. Tai va, suvedam savo lytį, trumpai apie save, savo kontaktus ir reikia atsakyti į šitą, į 5 klausimus. Klausimai yra labai, labai paprasti. Pradžioje reikia sudėlioti spalvas, toliau reikia bent sudėlioti keletą spalvų, kad galėtume perėti. Taip. Ir toliau reikėtų perstumdyti atsakymus, kuris atsakymas jums priimtinesnis, tas atsakymas keliauja labiau į viršų. Vat pavyzdys, o ne? Asmeninis savybių vertinimas. Ir atsakingumas, susitelkimas, atvirumas, pasitikėjimas. Ir sustumdžius šitas, periname prie ketvirt. Tai yra, be ko yra neįsivaizduojamas jūsų gyvenimas, tai yra jūsų vertybės. Meilė, statusas, pripažinimas, bendros idėjos, nauda, malonumas, saugumas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir reikia perstumdyti mažiausia 4 ar 5 stulpelius, nes kitaip neatsidaro langelis važiuoti toliau. Ir kuo labiausiai mėgstate užsiimti. Ir čia nais iš vėl keletą variantų, jūs juos sustumdote į, 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 į viršų. Tas, kuris jums labiausiai aktualu. Ir paskui jums išmetamas atsakymas. Tai yra jūsų sraut. Visų pirma, tai yra parašomas jūsų srautas. Čia pirmas langelis - energija, kūnas ir smegenys kaip dirba. Čionais yra trumpas aprašymas, kaip pasiekti etaloną ir taip pat sudėta, kaip čia pasakyti, kokiam archetipui jūs priklausote ir trumpos rekomendacijos, kaip pakelti savo energijos lygį. Ir taip pat yra tavo lentelė gebėjimų realizacija. Nu, aš kadangi čia jau supildžiau belia kaip, tai vat matote. Nes, sakykime, bent jau čia liečia pas mane, tai mano vedančiosios smegenys yra reptilinės smegenys ir vedantysis hormonas yra pats pirmas. Tai yra, kuris atsakingas už veiksmą. Už veiksmą ir su reptilinėm smegenim yra labai paprasta, tai yra tik tai du pagalbiniai veiksmai, kurie veda prie pagrindinio veiksmo, tai yra pinigų uždirbimo, pavadinkime taip. Ką man reikia daryti, norint atsidurti 100% savo sraute. Šiuo atveju pas mane tai yra aš esu kontrolierius. Tai yra aš sukūręs verslą, turiu užsiimti ne jo valdymu, ne komandos rinkimu, e, ne pinigų išmušinėjimu, ne ateities vizijos kūrimu, nes mano smegenys to paprasčiausiai nesugeba, o užsiimti jo kontrolę. Tai yra aš tas, kuris pastato karkasą ir tikrina kontrolinius taškus. Tai va. Lygiai taip pat mes galime suformuoti va šitų vat kvadratų, tai yra savo komandą. Nu, kiekvienas langelis turėtų būti užpildytas 100%. Ir jeigu aš užpildau, sakykime, 3 langelius, labai įdomu pasidėlioti, kas užpildo sekančius. Ir kodėl žmonės kartais keičia darbą, ar esą nelaimingi savo darbo vietoje, todėl, kad jie nėra savo sraute. Pavyzdžiui, jeigu pa žmogų yra 4 vedančioji čakra, arba kitojos, tai jo, pasakykime, pagrindinis darbas yra pardavimai. Jisai gali prikurti tiek pardavimų pasiūlymų, kad klientai bus patenkinti. Taip pat kaip toksai iš pavyzdys. Dėl to ir mūsų, pavadinkime, sekantis webinaras tai bus rytoj, kuris bus apie santykius. Santykius versle, santykius šeimoje ir santykius su mūsų aplinka. Nes
mūsų efektyvumas irgi priklauso nuo to, kaip mes mokame bendrauti su aplinka. Kas dar? Turim gal klausimų kokių? Ar judam toliau? Ar viskas aišku? Viskas aišku. Labai gerai dėstot. Ok, ačiū, nes taip, dėkui, dėkui, Ruslan. Tai jo, tai grįžkim toliau. Gerai. Archetipai, tai va. Ai, mūsų veiksmų balansas. Kas liečia, sakykime, mano lentelę, čia reikėtų taip, tai matosi, kad čia nais buvo, pala, iš tikrųjų reikėtų paimti tik tikrą, kuri buvo, ataskaita anksčiau. Ir joje matosi, kad buvo kažkokia tai krizė ar kažkas tai, kur yra vat, duobė. Ką reiškia yra duobė, tai yra tas, kad aš netlieku savo pagrindinio veiksmo, tai yra savo verslo kontrolės. Kodėl? Greičiausiai buvo kažkoks tai praeitį įvykis, nu, aš jį puikiai žinau ir visą kitą. Kaip sako, kas yra jūsų pagrindinis darbas? Tai atlikę šį testą mes galime pamatyti, tai yra tas, e, kuri, kurio mes šiai dienai netlieka, nedarome. Tai yra tas, nes jeigu mes jį darytume, tai sraute būtume e, 100%. Ar ši programa jau patikrinta? Taip, dabar taip. Ši programa, jai yra jau 5 metai, yra testuojama ir aš pats su ją susidūriau prieš pusmetį ir, vat, kaip sakykime, su mano pagalba tai buvo išversta į lietuvių kalbą. Testą praėjo, man atrodo, jau 10 tūkstančių žmonių. Tai yra puikus įrankis visiems psichologams, coacheriams, šito personalo specialistams, vadovams, e, žinoti, pradžią aišku apie save ir apie aplinkinius žmonės, kas yra kartu, kas mane supa, kokie jų veiksmai, pagrindiniai veiksmai, kokius pagrindinius veiksmus darant, jie nepavargsta, nes, nu, galiu kalbėti apie save. Pas mane yra pati pirma čakra, tai yra veiksmas, tai yra veikti. Tai yra tie žmonės, kurie turi būti, o jeigu įsiveržia ugnikalnis, tai jie turi būti ugnikalio viršūnėje. Tai jie turi būti veiksme. Ir, vad, sakykime, kažkoks tai eilinis monotoninis darbas, tai yra bus tas darbas, kuris išmuša mane iš energijos. Dėl ko mes neturime energijos? Dėl to, kad mes atliekame tuos darbus, kuriems mūsų protas nedavė impulso, mūsų kūnas neišskyrė hormonų ir mes tai darome, bet tai darome prie prievartą, netekdami labai daug energijos. Ir kas toliau? Kas toliau? Gerai. Smegenys 3. Ai, žmonės atsimena tik tai 15% informacijos, kai jeigu tai yra nauja, tai dėl to galėsite pažiūrėti šitą dar įrašą apie tai, ką aš kalbu, bet kokiu atveju aš visiems vat, po webinaro siūlau atlikti testą ir pažiūrėti, kokiame sraute jūs esate. Ir ten yra pakankamai daug informacijos, kur galite pasiskaityti, e, e, kam jūs esate, sakykime, nesukurtas, kam jūsų kūnas yra sukurtas. Kodėl taip yra? Žiūrėkite, NeuroID metodas yra sukurtas remiantis 20 įvairiausių metodų. Teorija jo maždaug yra sekanti. E, Yra, pavadinkime taip, absoliutas, nu, kuris yra visur ir kiekvienoje ląstelėje, medyje ir mūsų kūne. Ir kadangi jisai yra ir viskas, ir niekas, tai jisai susiskaido į tūkstančių dalelyčių, kurias pavadinkime ten aukštesnysis aš. Ir tie aukštesnieji aš nusileidžia į pasaulį, kuris vadinamas trečiojo lygio pasaulio, kuriame yra energija, informacija
ir sąveika. Sąveikaujame vienas per kito. Tam, kad pažintų pat save, tam, kad energijų srautai vieni sąveikautų per kitus. Nes protas gauna impulsą, kūnas įskiria hormonus, hormonai tai mūsų emocijos ir va taip vyksta pažinimas. Absoliuto pažinimas per patį save. Ir kiekvienas mes iš jūsų esame va, bendra sąmonė. Ir e, būtent šito, vat, sakykime, 5 klausimų metodų dėka galima sužinoti, kam aš esu užprogramuotas. Jeigu, sakykime, ten numerologija ar kiti veiksmai pasako, kas tu esi, tačiau nei vienas metodas neparodo, kur aš esu šiuo momentu. Vat, toksai vat, pagrindinis vat, skirtumas, sakykime, nuo kitų programų. Nes mano kelyje, pavadinkim, nežinau kaip čia, saviugdos, dvasinio realizavimo, kuris prasidėjo prieš 15 metų, 7 metus aš po nunulinimo labai ilgai blaškiausi, kol netradau jogos, meditacijos. Tai va čia man padėjo nuraminti protą, pradėti veikti. O po to neatsirado mentalinė aritmetika, tai va padinkim neuronų jungčių treniravimas. Hipnoterapija tai yra programų išėmimas iš tavo galvos ir va toksai va vainikuojantis rezultatas, tai sakykime, tai yra srautas, energetinis srautas, kuriame mes esame. Ir esant sraute mes galime, tik esant sraute mes galime pereiti metamorfozės ir pakilti į naujesnį savirealizacijos lygį. Ką tai reiškia? Tai savo pavyzdžių paaiškinsiu labai paprastai. Kažkada dirbau tavo transporto srity ir 10 metų ar kiek, kol viskas nepasibaigė bankrotais ir taip toliau. Ir kai vėl aš norėjau sugrįžti į tą patį verslą, aš jį grįžau, bet man tuo užsiimti buvo jau neįdomu, pinigų buvo daug mažiau. Ir galiausia, kadangi nebuvo energijos, ta prasme toks kaip laiptelis apatinis, tu jau viską jį išvaikščiai, tau neįdomu, tau reikia lipti sekantį, bet tu vis viena esi tame žemutinėme laiptelėje ir tave gyvenimo aplinkybės verčia, kad tu iš ten dingtum. Tada atsiranda pinigų mažiau, pasitenkinimo mažiau, savirealizacijos mažiau, nieko netenka ir tu turi užsimti kažko tai naujų. Tai va tai pavadinkime yra metamorfozė, kurią mes kiekvienas turime pereiti. Ir šitą NeuroID metodas tai nėra tik tai, vat, sakykime, vien testas. Nu, kai kam gali užtenka tik tai ir testo. Tačiau tie žmonės, kurie nori pereiti metamorfozę, taip, tai yra tokia programa, pavadinkime, perėjimas kartu, ne? Tai meta grupė. Tai yra toksai komercinis produktas iš 4 Zoom susitikimų, ten maždaug susitikimai trūksta po 2 valandas, 2 kartus į savaitę, nu, tai va, iš viso yra 4 susitikimai, tai jie vyksta 2 savaitės. Ir kurių metu aiškinamas pilna šito metodo esmė ir kaip tai panaudoti praktikoje. Dabar kas dar? Tai pavadinkime tai, kad tai yra tarsi kiekvienas iš jūsų ten gausite asmeninę kaip čia, mini konsultaciją ar mini ataskaitą iš manęs. Labai aktualu matyti grupėse, tai yra kaip kiti žmonės su tom tvarkosi ir kaip jie kalba savo sraute, sakykime, tai va, ne? Ir turėti galimybę sužinoti, kas yra šalia jūsų, sakyk taip. Tai va, tai toksai produktas, kuris startuos turbūt birželio 1 savaitę. Ir tie, kas nori jame sudalyvauti, tai reikia parašyti man asmeniškai į Telegramo kanalą, meta grupę ir aš jums atsiųsiu mokėjimo rekvizitus. Beje, kiek tai kainuoja?
Kiek tai kainuoja? Kadangi tai yra naujas produktas ir kad tai pradžia viso ko, prie ko jūs galite dalyvauti, tai šiaip įprastai tai kainuoja 300 eurų tie 4 susitikimai, bet jeigu jūs tai rezervuosite iki sekmadienio, tai jums kainuos 100 eurų. Tai yra darbas tokioje kolektyvinėje grupėje. Aišku, prieš tai atlikus testą savo ar savo artimiesiems, ar dar kažkam, ką jūs norėtumėt žinoti. Ar čia gyvas bus susitikimas? Jo, čia keturi gyvi susitikimai. Aišku. Tai va. Gerai. Tai dabar norėčiau iš jūsų gauti kažkokio tai atgalinio ryšio. Aš gal norėčiau pasakyti, kad, šiaip jūs man keliat pasitikėjimą jau daug metų, todėl aš ir šiandien Mhm. prisijungiau. Tai aš tikiu, kad tai viską, ką jūs dabar išdėstėt, papasakot, kad taip yra. Ir vat man patiko jūsų pristatymas, kad reikia išeiti iš tos matricos. Mhm. ir vat, man atrodo, kad aš tikiu, kad tikrai reikia atrasti tik tai savo vietą ir viskas. Ir vat, ką jūs dabar šiandien pasakot, tai aš tikrai jaučiu per save, kad vat, jeigu ne savo vietoj, tai tada man trūksta energijos. Tik tai aš savo vietoj, aš pilnas energijos. Aktyvus, žodžiu, iš viso tarsi. Kaip žuvis vandenyje. O taip vat labai. Tai vat. Tai aš pasinaudosiu jūsų šito pasiūlymu, bet to gyvai su jumis galima pasimatyti, tai man labai malonu bus. Gerai. Tai tiek, Tai tada kol kas aš tiek. užsiminėt filmą apie matricą, tai žinot, kodėl pagrindinio veikėjo vardas yra Neo? Ne. Nu, va, tai dabar, va, žinant, kad pas mus yra 3 smegenys - reptilinės, limbinės ir neokorteksas, neo. Tai būtent pagrindinis A, iš matricos yra įjungti savo neokorteksą. Tai yra ne duris, ne pro duris kažkur išeiti ar ten pro šiaurės ašigalį, o būtent įjungti savo neokorteksą, sakykime taip. Ir pradžiai, aišku, reikia žinoti, kaip jį įjungti ir visą kitą. Ir bent jau mano metamorfozė su šitu metodu tai tikrai yra, nu, pasakiška. Pavadinkime taip. Tai jo, tai dabar žinot, kodėl Neo vardas yra būtent Neo, ne kitoks. Kodėl yra trilogija, kodėl 3 dalis, kad reikia pereiti per 3 smegenis, nes mūsų pagrindinės giminės programos gyvena reptilinėse smegenyse ir kiekvienas mes turėtume jas išpakuoti. Ir mano, pavadinkime, viso dvasinio kelio eigoje, nuo meditacijų, retritų, ten hipnoterapijų ir visa kita, tai mokydamasis su šito metodo, tai aš tik tai patvirtinau atsakymus, kad būtent taip ir yra. Vat tai, ką pasakoja apie absoliutą, kad jisai va čia nais, va taip ir yra. Tai pas man tai jau yra, kaip sakyti, ne žinios, o patirtis. Gerai. Ar turim dar klausimų? Gerai. Tai ar bus atsakymai, kaip išeiti iš situacijų? Taip, taip, bus atsakymai. Bet kad duoti atsakymus, tai reikėtų pradžiai atlikti testą. Tada bent jau bus kažkokios tai instrukcijos, kaip elgtis, kaip dėrėtų elgtis. Okay. Nu gerai. Kaip pirmam blynui, aš manau, užtenka. Čia visą sėdžiu prakaituotas. Rytoj turėsime temą apie santykius ir dėl to siūlau ne tik tai, kad atlikti testą, bet ir duoti testą atlikti ir savo aplinkiniams, kad bent jau minimaliai sužinoti, kaip santykiauja energijos viena su kita, kurios gali bendradarbiauti ir kurios gali konfliktuoti. Tai va, tai va. Ok, gerai. Jeigu nėra klausimų, tai tada iki susitikimo sekančiame mūsų myte. Iki. Ačiū Jums labai. Gerai. Visą gerą. Iki. Iki. Iki.